Prieš maždaug 12 metų įsikūrusios bendrovės Intersilo pirmoji paskirtis buvo montuoti Sukup bokštus visoje Europoje. Tuo metu apie šio gamintojo džiovinimo ir saugojimo bokštus Lietuvoje nežinojome nieko. Per keliarius metus lietuviams užsirekomendavus kaip profesionaliems bokštų montuotojams buvo pasiūlyta atstovauti Sukup gamintojui mūsų šalyje. Ir jau 10 metų kaip Intersilo yra šios amerikiečių įmonės atstovai. Mūsų darbas su Sukupu yra dvipusis. Mes esame jų pagrindiniai montavimo rangovai, tai ką jie parduoda Europai, mes jiems sumontuojame. Jie pardavinėja savo bokštus ir įrangą maždaug 10 šalių, pagrindė Skandinavijoje. Tai jie yra mūsų klientai, mes jiems atliekam montavimo paslaugą, bet tuo pačiu mes parduodame jų įrangą. Tai jie yra mūsų, mes esam jų klientai. Didžioji dalis, ką mes parduodame Lietuvoje, yra džiovinimo bokštai, būtent gamintojas Sukup, nes vis tik tai gamintojas, kuris džiovinimo įrangą išrado, būtent Sukupas, Judžinas išrado tą džiovinimo ir maišymo įrangą ir tai padarė prieš daugiau nei 50 metų, tai yra labai stiprus šitoje srityje. Ir jie pradėjo džiovinimo bokštais prekiauti Europoje prieš maždaug gal 20 metų ir labai jie pasiteisino. Tai vien Danijoje yra džiovinimo bokštų virš 1000. Lietuvoje vėlgi didžioji dalis yra džiovinimo bokštai, nes tai yra puikus produktas, pasiteisinęs, bet Sukupas yra labai stiprus ir saugojimo bokštų gamyboje ir statyboje. Jie gamina didelius ir labai didelius bokštus. Grūdų saugojimui, tai jau sausų grūdų saugojimui. Mes tokius bokštus montuojame daugiau nei 10 metų ir esam sumontavę daugiau nei 100 saugojimo bokštų. Ir mes vadiname tuos bokštus didesniais, jeigu jau jų tūris nuo 3000 iki maždaug 12-13 tūkstančių tonų vieno bokšto talpa. Viskas yra gaminama Jungtinėse Amerikos valstijose ir jūriniuose konteineriuose laivais pasiekia Europą. Mes parduodame 100-150 įvairaus dydžio džiovinančių bokštų per metus ir nemaža jų dalis važiuoja į Lietuvą. Mūsų siūlomos sistemos yra populiariausios Šiaurės Europoje, kur drėgnas ir šaltas klimatas. Tose šalyse ūkininkai neturi galimybės kulti sausų grūdų, juos beveik visada reikia džiovinti. Dėl to ūkininkai statosi didesnius ar mažesnius Sukup bokštus. Didelių grūdų saugojimo bokštų Europoje Intersilo pastato kasmet. 14 metais pastatėme, pavyzdžiui, 3 bokštus po 8000 tonų viename objekte, 19 metais 3 bokštus po 12,5 tūkstančių tonų talpos. Sukup gamykla yra ir labai stipriai pasigyrė, atsiuntė mums nuotraukas. Amerikoje pastatė 2 bokštus po 50 tūkstančių tonų talpos. Tai, kad Sukupas yra labai stiprus džiovinimo bokštų gamyboje, bet jis yra labai stiprus ir saugojimo bokštų gamyboje. Kokie yra Sukup gaminiai, kurių Lietuvoje dar nėra, kurių mūsų ūkininkai nepažįsta? Dirbate galbūt ir su tokiais produktais? Taip, šiaip Sukupas gamina ir konverinę įrangą, transportavimo įrangą, bet kol kas Europoje jos neparduoda, tik Amerikoje tą daro. Bet jie turi sukūrę ir savo firminės, mobilės ir stacionarės bokštinės džiovyklas. Tai keletą mobilių džiovyklų Lietuvoje esame pardavę ir įrengę. Jos unikalios tuo, kad yra dujinės ir išimtinai tik dujinės. Tad vis tik dar ne visur Lietuvoje tų dujų žmonės turi arba mėgsta įsirenginėti, bet jie yra labai stiprus gamindami bokštinės džiovyklas. Jų yra principas kitoks negu stacionarių džiovyklų, dideli našumai, netipinis veikimo principas ir tokių džiovyklų esame nemažai pastatę Skandinavijoje, pagrindė Danijoje. Jų našumas siekia ir 150 tonų, realus našumas kelių procentų drėgmės nudžiovinimui veikia tyliai. Patys didžiausi objektai taip pat yra užsienio šalyse. Kokie tie objektai yra paskutiniai jūsų sumontuoti ir paleisti? Per eilę metų jau gal daug bokštų pastatėm, kaip Jonas ir minėjo, ir tų pramoninių didžiųjų. Tai iš tokių turbūt išskirtinesnių, ką statėm, tai buvo tie 12 500 tonų bokštai, jie buvo Danijoje.
juos irgi įvykdėm gan efektyviai, greitai ir užsakovas liko patenkintas labai mūsų darbu. Tai jie buvo talpiausiai iš visų bokštų, kokios esam statę, o toks dar iš įdomesnių projektų, ką statėm, tai šiais metais Norvegijoje. Pastatėm patį aukščiausią bokštą, kuris talpino beveik 11 000 tonų. Jisai buvo uoste, tai turėjom šiokių tokių iššūkių, kadangi toks aukštas projektas. Tai viso gavosi 34 metrai aukštis, plus betonas buvo 3 metrų aukščio, tai susidūrėm su gan nemažais iššūkiais susirasti tinkamą įrangą. Kokia ateitis jūsų komandai? Ar daug sudėtingų darbų laukia? Sekantiems metams, kaip tik sausio pabaigai, turim vieną projektą planuojamą, kuris turėtų būti irgi gan toksai įdomus ir neblogas. Tai bus 5 bokštai, 2 bokštai 5,5 tūkstančio tonų, 3 bokštai 5800 tonų, tai gan didelė pramoniniai gaunasi. Ir taip pat tam pačiam projekte turėsim bokštinę džiovyklą ir vieną konusinį bokštą. Tai toks įdomesnis ir nelabai standartinis turbūt tas produktas bokštinė džiovykla, bet jinai gan naši šiam projektui bus 100 tonų per valandą. Tai pats visas projektas ir kompleksas gan didelis ir gan neblogas turėtų būti. Kur jisai bus statomas? Jisai Danijoje bus. We have our Lithuanian partners Intersilo. They are both our dealers. Mūsų partneriai Intersilo yra mūsų produktų atstovai Lietuvoje ir projektų įgyvendintojai visoje Europoje. Ši kompanija turi puikių montuotojų komandas, kurios jau yra sumontavusios tūkstančius Sukup bokštų, iš kurių per 100 dirba Lietuvoje. So I think they have well over 100 silos in Lithuania only. They do a supreme quality job, making all our silos stand out. Jų darbas visada aukštos kokybės, vyrai montuoja bokštus greitai ir darbą visada atlieka laiku. Take responsibility, they do quality work throughout the whole silo with everything mounted. Dvipusis bendradarbiavimas, kuo jis yra naudingas jums, jūsų įmonei ir tuo pačiu, ką jūs duodate Sukupui? Tai yra labai naudingas. Aš manau, tai viena iš priežasčių, kodėl mums pasisekė sėkmingai su nauju produktu įeiti į Lietuvos rinką. Nes mes montuojame 100 Sukup bokštų kiekvienais metais. Vidurkis 100 bokštų. Esam sumontavę jau gal 1200 bokštų. Tai mes jų produkciją žinom kaip nuluptą. Aš nežinau, ar yra kažkas, ko mes nežinome apie jų įrangą. Tai visa šita patirtis per montavimą ir kadangi reikalavimai sumontuoti jų bokštus Europoje yra labai aukšti. Tai visa šita patirtis mums labai padėjo įeiti į Lietuvos rinką, nes žinom produkciją, mokam ją gerai sumontuoti, žinom kaip ją aptarnauti ir visa tai privedė prie to, kad pavyko užsitarnauti gerą reputaciją. Bendrovė Intersilo per savo veiklos metus ypač didelių saugojimo bokštų pastatė daug. Danijoje 6 bokštus po 4400 tonų talpos, 3 po 8000, 3 po 12500, 5 po 5500 ir 1 7000 tonų talpos. Švedijoje pastatyti 4 bokštai po 6600 tonų talpos. Norvegijoje 1 11 000 tonų. Tokie objektai statomi labai dideliuose ūkiuose ar bendrovėse, o tarp ūkininkų populiariausi mažesni – nuo 500 iki 3000 tonų talpos. Intersilo atlieka apie 90% Sukup montavimo darbų ir yra pagrindiniai partneriai statant bokštus Europoje.